Lietaus praktika RAIN. Recognize, allow, investigate, nurture. Atpažįstu, leidžiu, tyrinėju, atjaučiu. Įsitaisykim patogiai, bet kad būtumėm tiesiu stuburu. Pasitempę, bet neįsitempę. Ir užsimerkim, jeigu jaučiamės patogiai. Arba nuleiskim nesufokusuotą žvilgsnį žemyn. Ir greičiausiai didelę šiandienos dalį praleidom atsukę savo dėmesį į išorę, į kitus žmones, į įvykius, į pasaulį. Dabar galime sutelkti savo dėmesį ir atsukti jį į save. Kelis kartus giliau įkvėpkime ir vidiniu savo balsu švelniai su savimi pasisveikinkim. Kokius atgarsius girdim iš vidaus, kai atsisukam į save. Kelias akimirkas praleiskim švelniai, atpažindami, kas vyksta mūsų kūne, mumyse, kas vyksta viduje, kai atsukame savo dėmesį į save. Kaip jaučiasi mūsų kūnas šiandien, šią akimirką. Kaip mūsų kūnas reaguoja, kaip pajaučia mūsų dėmesį. Gal kažkurie mūsų raumenys švelniai savaime atsipalaiduoja, kai kūną apimam dėmesiu. Gal mūsų kvėpavimas šiek tiek nusileidžia iš krūtinės žemiau. Gal kvėpavimas tampa šiek tiek mažiau paviršutinis. O gal mes net pajaučiam subtilų kūno ir visų mūsų dalių dėkingumą už tai, kad atsisukom į save. Už tai, kad paskiriam savo dėmesį, paskiriam savo laiką. Poetas Rumi klausė, kaip dažnai praleidžiam laiką su savimi, kaip dažnai aplankom save. Dabar yra mūsų laikas su savimi ir su visomis savo dalimis. Su visomis kūno dalimis ir su visomis emocinėmis dalimis. Pasakykim savo kūnu ir visom savo dalims, vidiniu savo balsu, aš čia. Dabar skiriu laiką jums. Skiriu laiką sau. Ir ši praktika yra daugiau laikas pabūti su savimi, o ne kažką išspręsti ar pakeisti. Pasiųskime savo vidui žinutę, kad gerbiame savo kūno ir visų savo dalių tempą gyti. Mes gyjame savo dalių greičiu arba savo dalių lėčiu. Greit arba taip lėtai, kaip mūsų dalys nori ir gali. Dabar švelniai paklauskime savęs, savo kūno ir visų savo dalių,
paklauskime savo vidaus, kas šiomis dienomis mums kelia nerimą, kas mums kelia baimę, kas mums kelia nesaugumo jausmą. Šios praktikos metu galime sau leisti pasirinkti situaciją, kuri nėra per daug sudėtinga ar intensyvi. Galime pasirinkti kažkokią situaciją, kuri vis lyg apie save primena, vis kartojasi. Jeigu mums sunku sugalvoti situaciją, naudojantį savo galvą, gal galime paklausti savo kūno, su kuo norėtum, kad šiandien padirbtume. Ką norėtum, kad šiandien atliepčiau ar labiau suprasčiau. Ir jeigu sunku vis tiek atrasti situaciją, galime sau leisti tiesiog dirbti su tuo, ką dabar randame kūne. Įtampa, dilgčiojimų, fizinių skausmų, tuštumą, spaudimu, sukimu, veržimu. Visi mūsų kūno jutimai ir visos mūsų mintys, emocijos, viskas mums praneša apie dalis, kurios nori būti pastebėtos. Gal dabar galime leisti sau kuo geriau įsisąmoninti tai, su kuo dabar dirbame, tai, ką norime atliepti. Jeigu turime omeny kažkokią situaciją, gal galime įsisąmoninti, ar mes joje buvome, ar esame vieni, ar dalyvauja kažkokių žmonių, kur ta situacija vyksta. Kokius jausmus sukelia. Kokie jausmai kyla mums toje situacijoje arba dabar ją atsimenant. Kokie kyla impulsai. Ką daryti ar ko nedaryti. Ir svarbiausia, kaip jaučiasi mūsų kūnas. Mes leidžiame sau grįžti į mums svarbią situaciją, tam jo galėtume kuo geriau suprasti, kas joje mums baisu, kas skaudu ir kas svarbu. Ir dabar jau kai įsisąmoniname tą situaciją ir jausmus, emocijas, impulsus, kurie joje kyla, galime priminti savo, jog mes nesame ta situacija. Mes nesame tie jausmai, emocijos, jutimai, tai kas vyksta mūsų kūne. Išoriniai įvykiai mums primena apie kažką svarbaus, galimai apie kažką skaudaus. Dabar tiek, kiek išeina šią akimirką,
Leiskime viskam, kas iškyla mūsų kūne, tiesiog iškilti, pasirodyti ir pabūti. Mes lyg plati erdvė, kuri talpina viską, kas iškyla. Ir viskas, kas iškyla, yra svarbu. Viskas, kas mumise iškyla, yra žinutės apie mūsų jausmus, poreikius ir mūsų dalis. Galime giliau kvėpti, jeigu norisi, ir leiskime gyvenimui, kuris dabar vyksta mūsų viduje, tiesiog vykti. Mes lyg stabili erdvė, kurios niekas nepažeidžia ir kuri gali talpinti viską. Leiskime skausmui, emocijoms atsiremti į tą stabilią erdvę ir pajusti, kad ta stabili erdvė egzistuoja. Jeigu yra kažkokių ypatingai sunkių jutimų ar emocijų, galime joms ištarti švelnių vidinių balsų labas. Ir tu čia priklausai. Ir tau čia yra vietos. Jeigu jaučiam dalių, kurios smarkiai priešinasi procesui, leiskim ir jom žinoti, kad ir jos yra svarbios. Mūsų kūnas yra namai ir po šių namų stogų telpa ir baimė, ir meilė, ir skausmas, ir priėmimas. Šiuose namuose viskam yra vietos. Dabar ženkim sekantį žingsnį, apimkim save ir savo kūną švelniu dėmesiu ir švelniai su kantrybe ir su rūpesčiu patyrinėkim savo jutimus iš arčiau. Kas vyksta mumyse toje situacijoje, kurią atsimename? Paklauskime savęs, kas šioje situacijoje man baisu? Ir leiskime atsakymams ateiti vaizdiniais ar kūno pojūčiais. Kuo šioje situacijoje aš patikėjau? Ką ši situacija man primena? Galime savo vidaus paklausti, ar yra kažkokių dalių, kuriom ši situacija atrodo labai baisi, nejauki, nesaugi, rizikinga.
Ir jeigu pajaučiam taip, švelniai paklauskime tos dalies, ko tu išsigandai, ko tu bijai, kas tau baisu. Dabar ženkime sekantį žingsnį ir paklauskime savo kūno, savo dalių, savo vidaus, kaip tu norėtum, kad dabar šią akimirką su tavimi pabūčiau. Kaip mūsų dalys, kuriom ši situacija atrodo grėsminga, kaip jos norėtų, kad mes su jomis pabūtume šią akimirką arba toje situacijoje. Paklauskime savo vidaus ar dalių, su kuriom dabar užmezgėm ryšį, ką tau būtų gera žinoti. Ką norėtum, kad tau priminčiau? Mes klausėme iš savo išmintingiausios vietos su smalsumu, kantrybe ir rūpesčiu. Su noru ne sutaisyti, bet su intencija pamatyti, pažinti, pajausti. Gal mūsų dalims norisi meilės? Gal yra kažkokia mūsų dalis, kuri nori besąlyginio priėmimo? Gal yra kažkokių mūsų dalių, kurios nori, kad mes joms teiktume pirmenybę? Jausmo, kad nereikia niekur eiti, nieko daryti, stengtis, kad jau dabar ta dalis yra svarbi. Paklauskime savo vidaus, savo dalių, gal tau norisi jausmo, kad esi apsaugota, apsaugotas. Gal tau norisi apkabinimo? Jeigu šį kartą išgirstame atsakymų arba pajaučiame, ko mūsų kūnas, jutimai, emocijos ar mūsų dalys nori, pabandykime joms to suteikti savo vaizduotėje arba perduoti per kūno pojūčius. Galim naudoti savo rankas, pridedant jas prie tų vietų, kurios saugo intensyvius jutimus, arba galime naudoti savo kvėpavimą. Ir tas vietas, kuriuose jaučiame savo dalis, fiziniais jutimais, galime tas vietas tiesiog pamasažuoti savo kvėpavimu. Ir lyg savo kvėpavimu siųsti tas vietas žinutę, kad aš esu čia, aš esu su tavim, aš noriu tave pajausti. Jeigu mūsų dalys nori būti pasuptos, pabučiuotos, paglostytos, galime tai padaryti vaizduotėje.
paskirkime kelias akimirkas pabūti su savimi ir su savo dalimis taip, kaip joms dabar norisi. Pajuskim, kaip mūsų širdis, mūsų vidinė išmintis, mūsų savastis geba pasiūlyti ir duoti tai, ko reikia mūsų dalims. Geba švelniai glostyti ir apimti skausmą, baimę, nerimą, vienišumą ar kitus jausmus švelnumo prisotintų dėmesiu. Siunčiame rūpestį savo dalims ir galime pasiklausti jų, ar jos tą rūpestį jaučia. Ar mes duodame taip, kaip jos nori? Ar mes duodame tai, ko joms reikia? Nuolat galime pasitikrinti, ar tai, ko mes duodame, ir yra tai, ko mūsų dalims reikia. Galime jų paklausti, ar mes pataikome. Jeigu mūsų dalys gauna tai, ko joms reikia, jos dažnai sušvelnėja, suminkštėja, nurimsta. Dabar padėkokime visoms savo dalims, savo kūnui, už visas žinutes, ką šiandien gavome, už ryšius, kuriuos pavyko užmegzti, jeigu šiandien pavyko. Ir dar kartą priminkim sau, kad mes gerbėme savo tempą gyti, kad mes turime užsitarnauti pasitikėjimą iš mūsų dalių. Dabar išplėskim savo dėmesio lauką, paimkim juo visą savo kūną, kojas, rankas, galvą, kūno centrą. Jeigu norisi, galim švelniai pajudinti kaklą, rankų pirštus, kojų pirštus. Giliau kvėpti, jeigu norisi. Ir dar kartą padėkoti sau už šias akimirkas su savimi. Ir pastebėkim, kai skambės varpelis, kaip mūsų dėmesys vėl nusisuka nuo mūsų ir atsisuka į išorę. Pastebėkim tą skirtumą ir jį įsisąmoninkim.